101. Dar kartą klausėme jūsų, testas čia, tiek Sporto TV, tiek ir mums. Kas už Biveinį? Kas už Zdanavičių? Pražanga besiginančiam krepšininkui. Dar vienas taiklus metimas iš po krepšio, 2-1, priekyje Zdanavičius. Jis pelnė pirmosius taškus, jis priekyje dabar. Lyginantis judesys ir prie baudos metimų linijos, stoja Biveinis. Šis metimas gali išlyginti rezultatą. Sudėtingas ir taiklus metimas, rezultatas vėl lygus, didžiajame finale, 2-2. Neprileisk prie krepšio dabar, neprileisk! Šį kartą pataikyti nepavyksta ir Biveinis turi progą pirmą kartą šiandien šiame finale įsiveržti į priekį. Metimas iš toli, sudėtingas, netaiklus, ima kamuolį Zdanavičius. Ir vėl priekyje baltais marškinėliais vilkintis Zdanavičius. 3-2. Ir pirmą kartą šiame finale jau 2 taškai skiria varžovus. Biveinis po krepšio drąsiai 3-2 mažina atsilikimą iki 1 taško. Sužaista 3 minutės. Liko 2 minutės. Liko 2 minutės šiame finale. Priekyje 1 taškus Zdanavičius. Danieliau 5-3, taip? 5-3, vėl 2 taškai skiria varžovus, priekis Zdanavičius. Liko žaisti 1 minutė. Paskutinė minutė, 2 taškai skiria varžovus finale. Jie 5 tik žaidžia. Pataiklus metimas, atkovotas kamuolys. Priekainis Biveiniui. Paskutinė minutė tiksi, 2 taškai skiria varžovus. Iš toli meta ir... Tolimas metimas. Rezultatas lygus, 5-5. Zdanavičius po krepšiu. Yra 6-5. Oi, čia Zdanavičius pataikė. Nemanau, kad smes jam. Liko žaisti 10 sekundžių, taškas skiria varžovus, priekis Zdanavičius, vienas pats. Ir tai yra viskas, mes skelbėme, kad šį finalą rezultatu 6-5 laimės Zdanavičius. Netrukus oficialiai apdovanojimų ceremonija ir Spraito turnyro Vilniuje uždarymo dalis.